Sveiki, šiandien pristatysiu Jums stalo žaidimo eShopas sutrumpintas taisyklės. Pirma, paruoškite žaidimą. Sudėkite žaidėjų lentas ir žetonus, raundų lentelę, užsakymų kortas, pinigų žetonus ir nuspręskite žaidėjų eiliškumą. Tada aktyvuokite 3 prekių kategorijas. Pradėkite žaidimą traukdami po vieną arba 2 prekes iš maišelio ir dėkite jas į savo eShopą. Tik nepamirškite laiku sustoti, kad neprikauptumėte nereikalingų prekių. Pirmasis sustojęs taps pirmuoju žaidėju antrame etape ir taip toliau. Antrame etape vykdykite klientų užsakymus. Parduoti turimas prekes galėsite tik iš tų eilučių, kurios neturės pašalinių prekių ir atitiks prekių kategoriją. Užsakymo kortelėse nurodyta, kiek prekių turėsite išleisti. Už kiekvieną išleistą prekę iš karto gausite po 10 eurų. Netinkamas prekes galėsite šalinti 3 būdais. Pirmasis būdas – pašalinkite nereikalingą prekę pakeisdami eilutės kategoriją. Tokiu būdu likusios netinkamos prekės eilutėje taps tinkamomis vykdyti naujiems užsakymams. Antrasis būdas – netinkamas prekes šalinkite kartu su tomis, kurios atitinka prekių kategoriją. Trečias būdas už pinigus. Pašalinti vieną prekę kainuoja 20 eurų. Visiems pasavus nustatomas eiliškumas ir baigiamas raundas. Surinkus 2 ir daugiau vienodų žvaigždžių simbolių gausite žvaigždės žetoną, kuris leis Jums vykdyti atitinkamos spalvos užsakymus viena preke mažiau. Tokiu būdu žaidimas tęsiasi 3 raundus. Paskutinėme, 4 raunde, žaidėjai pirks užsakymus vieni iš kitų tam, kad surinktų užsakymų kolekciją, kuri susidaro iš 3 ir daugiau vienos spalvos užsakymo kortų. Surinkus užsakymų kolekciją, jų vertė padvigubėja ir kiti žaidėjai jau nebegali jų įsigyti. Žaidimo gale suskaičiuokite visas pajamas ir sužinokite laimėtoją.